Sveiki, automoto fanai, šiandien jums pristatau atnaujintą, arba išvis visiškai naują Subaru e-Outback. Tai pirmas elektrinis Subaru Outback. Europa negauna benzininės versijas, mes gaunam tik tai šitą, bet neapsirikit dėl išvaizdos, dėl to, kad jinai panaši į Toyota. Tai yra labai savitas automobilis. Nors tai iš tikrųjų yra Toyotos brolis, galima taip sakyti, jie kartu su Toyota kūrė šitą automobilį ir naudoja tą pačią platformą. Bet Subaru čia prisidėjo ranką. Visų pirma, išvaizdą. Bet jeigu mes pažiūrim iš priekio, jis daug agresyvesnis negu Toyotos automobilis ir, tai priduoda savotiško žavesio. Ir apsaugos, kas turbūt įprasta jau Subaru. Čia matinis plastikas, visiškai apsaugo šonus. Apačia. Čia amazing gera ir labai kokybiška ir labai komfortiška pakaba. Jiems pavyko sukurti, kad jis, pavadinsiu tai elektromobilis bekelės karalis. Aš manau, labai mažai elektromobilių, kurie galės jam prilikti, kas liečia būtent 4x4 vairavimą arba AVD vairavimą. Taigi šitas modelis, vienas iš top. Kaip sakoma, jeigu jūs perkat savo automobilį, kur norit ir į ofisą, ir į miestą, ir į užmiestį, ir kur nors į mišką, į medžioklę ir bekelę, tai šitas modelis tikrai turėtų pritraukti jūsų dėmesį. Taigi pakaba čia viena iš top. Ir čia stovi 21 ar 20 colių ratlankiai. Galima rinkti mažesnius ratlankius, gaunat, kai užsakot standartinę komplektaciją. Čia yra Touring Plus maksimaliai. Tai net su Touring, su tokiais ratlankiais, jis važiuoja itin minkštai, labai komfortiškai. Tai grįžtam prie dizaino. Aišku, jis atrodo kaip wagon, kaip toks universalas, kaip senas geras Outbackas. Tikrai, nors daugelis gali jį pavadinti kaip SUV, aš manau, vis dėlto čia tokia padidinto pravažumo universalas. Ir tai man labai patinka. Ir Subaru tai protingas automobilis. Jeigu pažiūrim durelių apsaugos iš apačios, tai pavyzdžiui, jūsų kelnės visada bus švarios. Net ir miške. Nes čia turim pilną plastiką, kuris apsaugo korpusą. Matot, kiek važinėta su automobiliu. Čia purvo minimum. Ir jis visiškai apsaugo. Lipant, išlipant iš automobilio, nei priekyje, nei gale jokio purvo nėra. Ką mes matome iš galo? Irgi LED optika, tokie Subaru bruožai. Tai išvaizda iškart matosi, kad čia Subaru. Ir užrašas Subaru, Outback, e-Outback. Ir bendrai, už ką aš mėgstu Subaru? Aš pats asmeniškai vairuoju Subaru Foresterį. Tai man patinka Subaru už patikimumą, praktiškumą ir apdailos ir bendrai naudojamų medžiagų kokybę. Jeigu mes žiūrime bagažinę, atrodo, kaip kiekvienas automobilis turi standartinę bagažinę, bet dėmesys detalėm. Papildoma erdvė čia. Važiuojate į parduotuvę, žiūrėkit, vienas ergonomizeris, kokį maišą užkabinti. Neišsibirės kokie produktai per visą bagažinę. Čia turim, čia galim maišą pakabinti, čia. Dabar daugelį elektromobilių mačiau, kur, pavyzdžiui, negalima valdyti arba nulenkti galinės sėdynės iš bagažinės pusės. Tai čia kažkoks nonsensas. Pas Subaru tokių bairių tikrai nerasim. Paspaudžiam mygtuką, žiūrėkit. Viskas, mes turim didelę erdvę, jokių problemų. Aišku, atgal nepasikelia, čia ne Tesla, bet to gal ir nereikia. Grįžtam prie organizerių, žiūrim dar čia organizerį, iš šono, čia ir dar papildomai 220 rezetė. LED apšvietimą, užulaidėlė. Aišku, bagažinė elektra valdoma. Ir gan greitai dirba. Turim irgi papildomas apsaugos, kaip matot, jeigu kažkur užkabinsi, čia plastikas. Ir jis gan tvirtas. Nėra taip, kad jis
Na, super minkštas. Grįžtam prie apdailos kokybės. Pavyzdžiui, galinių durelių apdaila. Pakelsiu. Net svoris jaučiasi, kad čia ne iš pinoplasto pagamintas automobilis. Tai grįžtam prie durelių apdailos. Minkštas plastikas čia ir jis, tvirtas. Matot, jokių garsų absoliučiai nėra. Net ir šitas plastikas, jis kietas, taip, bet jo kokybė nėra bloga. Jis kokybiškas. Čia odos imitacija, čia minkšta. Žiūrėkit, kiek apsaugų. Čia gumos. Iš šono plastikas apsaugos. Kiek vietos gale? Mano ūgis 1,85 m. Tai va taip aš atrodau. Virš galvos neįtin daug vietos, bet man pakanka, dėl to, kad turim stoglangį. Aš sėdžiu normaliai. Kiek čia? Čia 2 pirštai kažkur. Nu va. Man patinka. Aišku, dėl to, kad čia elektromobilis, tai grindys kažkiek aukščiau, toks jausmas. Nes ten turim bateriją. Labai kokybiška oda naudojama, ypač Touring komplektacijai. Tikrai, va, tas jausmas, kai jie lėti, jaučiasi ta kokybė. Negaliu net perduoti per video, turbūt video neparodys, bet gal kažkiek, vat. Jinai kokybiška. Turim porankį, čia planšetei, čia kavai, arbatai, sultims. Lėt apšvietimas, didžiulis stoglangis. Čia kišenėlės, Type-C USB, sėdinių šildymas, ir čia ventiliacinės angos. Kad galia irgi būtų komfortiška. Šiaip man patinka, sėdinės minkštumas, kaip sėdi. Jeigu vaikai galia važiuos, tai šis jokių problemų. Na ir kas man patinka dėl Subaru. Pažiūrėkit, visur nėra to, nors čia plastikas, bet jis nėra pigus. Pavyzdžiui, sėdynės, čia nėra to, garso, kad čia iš plastikinių butilių pagamintas automobilis. Už tai aš labai mėgstu Subaru. Toks jausmas, kad jeigu kokybiškas plastikas, metalas, tai jūs pravažiuosite ten 5 metus, jis atrodys kaip naujas automobilis. Tai va čia didelis pliusas. Grįžtam prie priekio. Čia jau keleivių vieta, elektra valdoma. Sėdynė kokybiška, irgi ta pati kokybė. Turim labai įdomį sprendimą čia. Tokį porankį, iš abiejų pusių galima jį atidaryti. Tai va, puodelių laikikliai. Čia X-Mode, bekelės važiavimo režimą. Čia 4 varomųjų ratų sistema stovi. Ir pasakysiu, aš su Foresteriu bandžiau, tai man asmeniškai viena iš top. Jeigu mes paimam kaip standartinį bekelės važiavimo sistemą, jeigu mes perkam automobilį kažkur miške pravažiuoti, čia jokių problemų. Aišku, čia nėra kaip ten tikras džipas, kuris ten su mechanika viskas įsijungia, ne, aišku. Bet jis labai gerai važiuoja bekelė, palyginus tos pačios klasės automobiliais. Tai X-Mode, kaip jis veikia. Priekyje turim variklį elektro. Galia elektros variklis. Ir jis suka 4 ratus. Tai čia 2 varikliai, ne vienas. Ir aišku, elektronika labai mato. Plus Subaru, palyginus su Toyota, čia padarė tą AVD mode, 4 varomųjų ratų sistemą, agresyvesnė. Tai reiškia, kad jis bekeliai važiuoja geriau, jis greičiau reaguoja, toks agresyvesnis. Jeigu Toyota skirta labiau gal miestui ir su galimybėm važiuoti bekeliu, tu Outbackas, jis 50/50. Tu gali važiuoti bekeliu ir greitkeliu ir išvažiuodamas į bekelę jis varo ten, jokių problemų iš vis. Tai va, grįžtam prie apdailos. Žiūrėkit, jokių pašalinių garsų. Minkštas plastikas, čia kietokas, čia kietas, bet irgi jokių pašalinių garsų. Čia jau valdymo. Vadinasi, multivaldymas durelių, langų ir viską. Čia kaip, nežinau, oda, ne oda, bet čia kaip imitacija, pora butelių laikiklių, Harman Kardon
audio sistemą, nes čia Touring komplektacija. Irgi kiek gumų. Vairas kvadratos formos. Nepasakyčiau, kad turbūt mėgstamiausia mano forma ir bendrai tas konceptas, kad tu žiūri į prietaisų skydelį virš vairo. Taip atrodys, dar pavairuosiu, parodysiu. Nepasakysiu, kad aš esu fanas tokio vairo ir tokios sistemos, bet manau, priprasti tikrai galima. Netrukdys. Netrukdys. Pakrovimas iš šonų, kraunasi jis standartiškai. Ten kiek pusvalandis, turbūt nuo 10 iki 80 pravažiuoja, kažkur gal 500 pilnai pakrautas. Priklausomai, aišku, kaip važiuosit. Kaip, kur, ką naudosit, greitkeliu ar mieste, aišku, mažiau valgys, kaip standartinis elektromobilis. Veidrodėliai, kameros. Turim gale dar kameros apiplovimą, kiek žinau. Bet jo, matot, čia yra kameros apiplovimas. Tai jeigu kur nors mieste važiuojat, arba ten, nežinau, purvas, miškas, tai jungiant atbulinį, jis gali aplauti iškart kamerą. Tai maždaug va taip jūs matysite prietaisų skydelį. Maždaug. Jo. Gal trupučiuką aukščiau. Šitą vairą galėtumėm dar aukščiau pakelti. Veidrodėlis, stoglangis, LED apšvietimas. Multimedija, aš manau, čia grinai nuo Lexuso. Man toks jausmas, kad paėmė nuo Lexuso multimediją ir įdėjo Subaru. Vis dėlto su Toyota bendradarbiavote. Tai faktas, kad tokių galimybių turim. Automatiniai žibintai, tolimos artimos šviesos, žibinto apiplovimas, 2 ekranai, projektinio stiklo mes neturim, nereikalingas, nes yra tas ekranas. Pats vairas, sakau, tokio kvadratinės formos, reikia prie jo priprast, pavažinėti, bet nepasakyčiau, kad jis kažkoks blogas, aš nežinau, nepatogus. Man asmeniškai pati kokybė, ta oda, žiūrėkit, ne per daug, ne per mažai. Kokybė, siūlai, viskas, jokių problemų. Didelis pliusas už mygtukus, aš nekenčiu, kad čia yra tokie skrinai visokiausi, kur tu gali užkabinti. Čia yra tikrai fiziniai mygtukai, atrodo, kad jų gal kažkiek tai daugoka. Na, gal pripratimo reikalas. Bet šiaip tai yra logiški. Čia garsas, meniu, čia galima valdyti. Čia juostų palaikymas sistemos, vadinamas autopilotas, prisitaikiančią pastovos greičio sistemą. Ką mes turim? Drive mode, tai yra važiavimo režimai Power, Eco ir Normal. X mode, Subaru pasididžiavimas, 4 varomų ratų sistema, važiuojat, paspaudžiat Snow Dirt, jis iškart jau tampa kaip 4x4 varomas automobilis. Galima Deep Snow mode, tai matot, jis išjungia iškart. Ir iSign, ta sistema, kuri mato, reikia važiuoti šitą automobilius, objektus pati stabdo, pre-collision braking system, viskas unavailable. ESP išjungia juostų palaikymą, ta prasme, jisai leidžia buksuoti, jisai leidžia išnaudoti visą tą galę. Tai jeigu būna, žinot, elektromobiliai, kur tu važiuoji sniegas, nežinai, ką daryti, nėra X-mode, jis nebevažiuoja iš vis dėl to, kad svoris. O šitas automobilis tai gali daryti. Tai va, išjungiam, vėl įjungiam standartinį režimą ir važiuosime. Turim porą dar telefonų, bevėlių telefonų įkroviklių, čia jau tokios sistemos. Kamera, ką mes čia turim. Čia tas view iš šono. Parodo, jeigu jūs kažkur važiuojate, pavyzdžiui, miške, kažkoks tai medis nukrytis dar, duobė, akmuo, tai matot, paspaudžiat view, jisai parodo, kas šalia automobilio. Va, matot, iš viršaus. 30-60 laipsnių kampu. Bet man tas dalykas labai patinka, kai parkuojatės, būna nesimato kažkokių tai akmenų, dar kažkokio stulpelio, va, kaip čia aplink. Tai va, šitą sistemą parodo, pati kameros kokybė. Full HD, veikia švelniai, va pas Subaru yra tas švelnumas. Vat man patinka tas švelnumas, būtent tų linijų, kaip jis lyg tai plaukia ore. Na, kamera tai man kaip pagalbinė priemonė. Man, kaip sakoma, aš niekada nesikabinu prie kamerų kokybės. Ir turim, bet kai turim Full HD, tai aišku, fainiau.
Tai hold, auto hold, na, čia turbūt standartinė funkcija, ESP off, X mode, Type-C čia, apačioj, multimedia didelė, kas yra pasakyti. Neradau čia daiktadėžės, tai nežinau, galbūt jos ir nėra. Na, va, čia tik savotiškas minusas gal. Na ką, reikia pavažiuoti su juo ir papasakosiu, kokį privalumą jis turi. Dėl pačio valdymo. Vairas lengvesnis negu pas Foresterį. Vat mano Foresteris turi sunkesnį vairą. Šitas lengvesnis vairas. Tai vat jeigu moteris vairuos, tai jokių problemų. Aišku, jis toks kažkiek tai sunkus, nes Subaru, nu jie nedaro tokius žaisliukus. Vis dėlto automobilį tu turi jaust, ypač kai važiuoji bekelį. Tai jis negali būti kaip plaukelis. Matot, vyrai ėjo iškart žiūri. Va. Taip. Manevringumas. Tai čia klausimų nekyla, kameros viską parodo. Bet vat, koks jo didžiulis pliusas ir bendrai koks Subaru didžiulis pliusas, neskaitant to, kad jis labai gerai važiuoja bekelį. Vienas iš pagrindinių pliusų tai yra pakaba. Kaip pas Subaru sukonfigūruota pakaba, tai yra pasaka iš tikrųjų. Aš vat, žinot, būna komfortiškai važiuoja automobilis greitkeliu, bet jis, pavyzdžiui, labai blogai važiuoja bekelį arba per duobes. Arba atvirkščiai, jeigu jis labai gerai plaukia per duobes, jis labai blogai važiuoja mieste, jau koks nors greitesnis greitkelis, na, visiškai jau nevaldomas. Čia yra pilnas balansas. Vat man koks pliusas yra pilnas balansas. Jis važiuoja itin švelniai. Na ką, metas išbandyti įsibėgėjimą. Greitkeliais iki 130 km/h bandysim. Įjungsim, aišku, Power Mode, tai maksimali galia. Na, pažiūrėsim, ką jisai sugeba. Kaip reikiantis spaudžia, wow. Normaliai čia, aišku. Sakau, daug bandžiau automobilių, bet galia jaučiama čia. Automobilis išlieka labai stabilus. Labai, net ir įsibėgėjant, iškart įsibėgėjant per 4,5 sekundės iki 100, jis itin stabilus. Va tai man labai patinka. Už 1 kilometro. Dar jis moka kalbėti. Patarimus to. Dar aišku, man patinka praktiškumas, kaip jis atrodo, patogumas, kokybė sėdinių, šis medžiagų kokybė. Bet už tai aš Subaru labai mėgstu, kad jis, sakau, nepadarytas iš kažkokių tai tuščių butelių, plastiko. Na, vis dėlto jausmas tikro automobilio. Ir tai žavi, man tai patinka.